Taigi sveiki draugai, senokai nesimatėm, sveiki matyti, sveiki nematyti, aš šiandien eteryje. Tiesą sakant, aš dingau iš eterio, nes buvo kelios priežastys, aišku, pirmiausia, tai yra be abejo vasaros sezonas, ir tiesą sakant, vasara tai pirmiausia ūkio darbų metas. Ir jums, ir man, tiesa, kai kas gal prie jūros deginotės, vasara buvo nebloga, bet to tiesa neslėpsiu. Buvo tam tikra kūrybinė krizė, jį pasijuto, vis dėlto per 10 metų mūsų tarpusavio malonaus bendravimo aš taip ir neišmokstu iš kokio eilinio politikėlio privačių nuodėmių, nusišnekėjimo, ar kokios visiškai paprastutės mažareikšmės istorijos padaryti siužetų. Nemoku ir tiek. Ir be manęs yra, kas tai daryti moka ir kam to reikia. Aš nebe. O man visą laiką yra įdomus procesai. Ir aš tikiu, kad jie įdomus ir jums, nes labai svarbu laiku pastebėti, kur mums patiems bėdos gali grėsti. Tiesiog paimkim kokią nors iliustraciją. Tebūnie nors ir 100 biurokratėlių, valdininkėlių, tarnautojų, tegul ten tas 100 nudžiovė, dovanokit už žodelį, po kelis litrus ar keliasdešimt litrų benzino. Nei jums, nei man, nei absoliučiai daugumai piliečių tai niekaip jokių galų neįtakos gyvenimu. O štai, kad toj rinkimų tvarka Lietuvoje bus vos ne rusiškos tvarkos kopija ir tai palies mus visus, tyla. Apie pasisavintus tus skatykus girdime iš kiekvieno šaldytuvo, o drakoniškas mūsų pamatinių teisių ribojimas, kuris greičiausiai neišvengiamas, didžiai propagandai net ir nekliūva. Taigi vis dėlto apie procesus. Paskutinių skambučių tokių buvo vakarykštė žinia apie Amerikos žvalgybos vadovą. Tas vizitas greičiausiai ne dėl Ukrainos. Nenoriu būti blogų pranašų. Ir gerbiamieji ir gerbiamus, aš nieko nenoriu gąsdinti, tačiau prieš akis baisiai rizikingas laikotarpis. Artėja 3 mėnesiai tarp vadinamų be abejo rinkimų Rusijoje ir iki kol JAV apsisuks valdžios pasikeitimo procesas po vidurio kadencijos rinkimų. Primenu, tai bus lapkričio 3 dieną ir dar kažkiek laiko vyks susistumdymai tam tikri. Šituo laikotarpiu mes galim sulaukti bet kokių siurprizų. Ir jei 2027-uosius sutiksime visi savo namuose prie stalo kilnodami šampano taures, ramybėje ir taikoje, aš laikysiu, kad tai iš tikrųjų gera metų pabaiga. Tiesa, Lietuvai ne pirmą kartą tenka atsidurti tarp kūjo ir priekalo. Mes tokioje jau geografinėje vietovėje esame. Ir dabar vėl iš vienos pusės mes turim Rusiją, keliančią tiesioginę grėsmę ir galinčią mums pridaryti daug bėdų, bet iš kitos pusės. Be imperinės Rusijos yra vakarai, kur jau 3 dešimtmetį galima teikti, kad politinę valdžią užgrobė leftistai, o tiksliau neobolševikai. Ir vieni ir kiti, tiek imperinė Rusija, tiek vakarų leftistai, neobolševikai, yra mums mirtina grėsmė. Tiesiog Rusija mus pasiruošus naikinti ginkluotą jėgą, o vakarų neobolševikai jau naikina mus per, pavyzdžiui, pakaitinę migraciją, per demografinės katastrofas skatinimą, būtent skatinimą, šeimos instituto naikinimą. Skeptikam priminsiu, kad dar 2016 metais Jungtinių tautų organizacijos prognozė Lietuvai prie tuometinės, atkreipkite dėmesį, padėties buvo tai, kad 2050 metais pasieksime demografinio negrįžtamumo ribą.
Taška. Dabar, žinant, kad padėtis nuo 2016 metų iš tikrųjų pasikeitė ženkliai ir į blogąją pusę, jau turime galvoti, ar mes tikrai jau nesame šitame taške. Tai yra taškas, po kurio lietuvių kaip tautos atgimimas tiesiog biologiškai taps neįmanomas. Deja, nei su viena, tai yra Rusijos, nei su kita, tai yra kenksmingos vakarų neobolševikų įtakos, su šitais dalykais, įtakomis, su šitais dalykais mūsų esantis politinis elitas nėra pasiruošęs tinkamai elgtis. Net ir Rusijos problema kažkodėl netampa paskata susitvarkyti savo kiemą, nors savo kiemą, net savo kiemą. O gal nors, o gal net. Po šiai dienai Lietuvoje dirba 10 įmonių, daugiausiai užsienio beje kompanijų atstovybių, vakarų kompanijų, regioninių atstovybių, nuo seno čia dirba, kurios puikiai tiekia į Rusiją net ir uždraustas prekes. Per Vidurio Aziją, o gal ir tiesiogiai kai kas net. Po šiai dienai per beveik 5 metus niekas nenori realiai tikrinti pas mus atvykstančius migrantus. Ar tai iš Baltarusijos, ar tai viso politinių pabėgėlių spiečiaus iš tos pačios Rusijos. Ir dar dabar jau mes kalbam realiai apie keliasdešimtis migrantų iš buvusių sovietinių respublikų, Vidurinės Azijos respublikų, kur apskritai neaišku, kas pas mus važiuoja. Deja, tenka pripažinti dar vieną dalyką. Laikas pripažinti, kad net ir atvykėlio ukrainietiškas pasas negarantuoja, kad neturime čia ir dabar beje teroristo rusų samdyto smogiko. Beje, apie pasiruošimą atremti ginkluotą jėgą ir apsiginti nuo smūgio, aš tiesą sakant, šiandien kalbėti nenorėčiau. Čia atskira, skaudi, didelė tema. Galų gale, tik ką, šiek tiek stipresnis vėjukas parodė visišką nepasiruošimą jokiai ekstremaliai situacijai. Mes matom tai savo akimis. Čia tik vėjas, o ne Iskanderai, ne šachedai, ne kabai, o tik vėjas. O ką jau kalbėti apie grėsmės, kurios atkeliauja iš vakarų. Nes visuomet buvo bandoma teikti, kad viskas, kas ateina iš vakarų, yra tik gėris ir pozityvas, pasakykime. Taip. Lietuvoje veikia vėlgi 10 atvirai antitautinės ir antivalstybinės pakraipos 10 organizacijų tokių. Dalis jau jų iš tikrųjų net ir integravosi seniausiai į valdžios struktūras. Jie yra ekspertai, jie yra konsultantai, dalis jų žmonių iš tų organizacijų dirba valdžios struktūrose. Nereikia toli pavyzdžių ieškoti. Pavyzdžiui, užsieniečių Lietuvoje įdarbinimo politiką Lietuvoje kuruoja tas pats žmogus, kuris prieš kelis metus gavo savo NVO pinigus iš radikaliai ekstremistinio, leftistinio, neobolševikinio užsienio fondo. Ir tokių iš užsienio apmokamų veikėjų tarp lietuviškos biurokratijos atstovų yra labai daug. Čia beje atskirai pažymėčiau, nežinau, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuria bus paprasčiau, nežinau, išvaikyti ir surinkti valdininkus, nors tiesiog atgaudant pirmą pasitaikiusi žmogų gatvę, tai bus geriau, nei išmėžti iš ten kairį ekstremizmą. Taip. Išvada paprasta. Lietuvai reikia užsienio agentų įstatymo, kuris veiktų tiek prieš Kremliaus įtakotukus, tiek prieš vakarų neobolševikų statytinius. Beje, per N metų, aš ko gero jums pirštų parodžiau net į kelias organizacijas, kurios būtent atitinka mano apibūdinimą. O svarbiausiai mums visiems reikia aiškiai suvokti.
mums visiems aiškiai suvokti, kad nei rytuose, nei vakaruose nėra a priori draugų tokių, kurie mus staiga pamils karštai ir besąlygiškai. O tiesiog, kad mes tokie esam ir jie mus pamils. Tarptautinė politika, su ko ją palyginti? Tai yra savana. O savanoje, kaip žinia, gyvena vienu metu tik labai tokie ir dideli gyvena, grėsmingi ir sąlyginai maži. Ir iš pažiūros, baisiai pažeidžiami, bet išgyvena. Net pats mažiausias savanoje žino, kad pirmiausiai jis privalo pasikliauti savo jėgomis, laikytis gentainių ir veikti savo gentainių pirmiausiai labui. Nežinau. O tas surikatas savanoje, sakyčiau, šiuo metu yra didesnis savo bendruomenės patriotas ir nacionalistas, pavadinkim taip, nei šiandien lietuvis Lietuvai ir lietuvis Lietuvai. Todėl, jeigu mes patys nebūsime atsakingi už save, neturėsime ryžto patys savo likimą spręsti, tuomet mūsų likimą nuspręs už mus. Nuspręs suėdimo būdu. Tiesiog klausimas bus greituoju ar lėtuoju. Neslėpsiu. Aš ne per seniausiai padariau tai, ko vengiau daug metų. Aš įstojau į nacionalinio lygio politinę organizaciją, tai yra politinė partija. Taip, aš nuo praėjusios savaitės esu nacionalinio susivienimo narys. Kodėl? Nes nacionalinis susivienimas tai partija aiškiai matanti abi anksčiau mano minėtas grėsmės. Tiek Rusijos imperializmą, tiek vakaruose klestinti leftizmą, bolševizmą. Su visomis beje išvestinėmis. Gal aš ką nuliūdinau, tačiau siūlau tuo pačiu visiems apsispręsti. Ar tikrai dabar tas laikas, kuomet galima tiesiog stebėti procesus, nebandant nors kiek pagal savo jėgas juos pakeisti. Pakeisti į gerąją pusę. Taigi, ačiū, kad išklausėt. Iki.